Labą dieną. Esu Elena Urbonienė, NVO Vaikams konfederacijos direktorė ir šiandieną mes tęsiame savo gražiąją tradiciją, įrašome garsinį podcastą, kuris yra nepaprastai svarbus mūsų manymų valstybės tarnautojams dirbantiems savivaldybėse ir kitose institucijose, vaikų dienos centrų darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, bendruomenėms ir gyventojų bendruomenių. Šiandien mūsų svečiuose mielai sutiko dalyvauti ir įrašyti savo mintis jauna politikos mokslų daktarė Irmina Beneševičiūtė, kuri šiaip aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, bet yra tikrai labai gera ir didelė draugė nevyriausybinių organizacijų, labai išmano ir supranta, kaip gyvena nevyriausybinės organizacijos, kaip joms sunkiai sekasi arba gražiai sekasi dirbti su vaikais, su šeimomis, kurios gyvena, kokie yra iššūkiai ir gerbiamos Irminos mokslinis darbas ir buvo skirtas socialinių jungčių svarbai nevyriausybinėms organizacijoms dirbančiams su vaikais. Tai mes pamanėm, kad ši tema bus nepaprastai svarbi ir įdomi visiems, kas dirba su vaikais, kas gyvena vietos bendruomenėje, kas dirba su nevyriausybinėm organizacijom. Ir šios dienos garsinio podcasto tema yra socialinės jungties svarba nevyriausybinėm organizacijom dirbančiam su vaikais. Prašau, Irmina, žodis jūsų. Mums labai svarbu išgirsti jūsų nuomonę, kasgi yra tos socialinės jungtis, kokia jų yra svarba ir laukiam jūsų pasisakymų. Labadiena, ačiū už suteiktą žodį. Iš tikrųjų, nevyriausybinės organizacijos atlieka labai svarbų vaidmenį žmonių gyvenime, ypač kas liečia asmenis su negalia ir jų šeimas. Vienas iš iššūkių mamai, kuri augina vaiką su negalia arba jau turi jaunuolį, iš tikrųjų joms tenka patirti labai daug. Žiauriai skamba medikų diagnozės, ypač kai vaiko su negalia, kai vaikas turi sunkią negalią. Jas ištinka didelis šokas, kuris dažnai prilygsta vaiko mirčiai. Jos tiesiog negali tuo patikėti ir susitaikyti, kad joms tai atsitiko. Patiriama didelė baimė, sumišimas, nežinia, nerimas, kaip elgtis ir gyventi. Vaikas su negalia reikalauja pastovios, nuolatinės šeimos narių ir itin daug dėmesio. Mamytės 24 valandas, 7 dienas per savaitę būna šalia savo vaiko. Žmogus tiesiog iš dalies, gali ir degraduoti, nebijokime to žodžio pasakyti, įvairiomis formomis. Ir sunku, kad niekada iš to neišeinama ir niekas tiesiog nesikeičia. Šeimose gyvenimo būdas formuojamas pagal vaiko su negalia poreikius ir iškylančiamis problemomis. Šeimos narių, o ypač mamos gyvenimas yra apspręstas neįgalaus vaiko interesais. Mamos pamiršta įprastą savo socialinį gyvenimą, izoliuojasi nuo aplinkos, prarandamas draugų ratas, visiškai neturi laisvalaikio, o tai dar labiau skatina vienišumo jausmą, kai nėra su kuo pasikalbėti. Jos pamiršta rūpintis savimi, nes visas dėmesys yra skiriamas tik neįgaliam vaikui ir jo problemoms. Mamoms reikalinga psichologinė pagalba, kurios tiesiog kartais ir nėra. Jos suserga netgi, galima sakyti, perdegimo sindromu. Iš tikrųjų tokia, yra gan skaudi realybė ir tokia būsena. Nes šeimos emocinę būklę blogina ir visuomenės požiūris į tokias šeimas. Tėvų patirtis rodo, kad gimus neįgaliam vaikui stigmatizuojama visa šeima. Visuomenės požiūris į šeimas, kurios augina neįgalų vaiką, yra vis dar neigiamas. Joms taip pat kaip ir vaikui tenka patirti patyčias dėl vaiko negalios. Atskirtis atsiranda, kai nukrypstama nuo priimtinų visuomenėje normų, standartų, kur visi privalo būti sveiki, gražūs, sėkmingi, lyderiai. Kaip šeima dėl vaiko negalios tampa kitokia, šeimos emocinė būklė tampa sunkiai ir beviltiška. Šeimai per daug yra sunku emociškai pakelti įžeidimus,
pažeminimus ar net kaltinimą, kodėl tau taip atsitiko ir taip toliau. Todėl būtent socialinė jungtis ir mano tyrime buvo apibrėžta būtent kaip sąvoka, apibrėžiama kaip priešingybė vienišumui, pabrėžiant, kiek žmogaus subjektyvių vertinimų jis turi prasmingų, artimų ir konstruktyvių santykių su kitais, tai yra asmenimis, grupėmis ir visuomenėje, kurios rodo jausmas, kad jos rūpinasi ir jausmas, kad jis rūpinasi kitais, ir jausmas, kad jis priklauso grupiai ar bendruomeniai. Todėl nevyriausybinės organizacijos yra itin svarbios, itin reikšmingos, nes jos padaro tikrai labai reikšmingų dalykų, veiklų ir realios pagalbos. Nevyriausybinės organizacijos vis labiau pripažįstamos svarbiomis socialinio, politinio ir ekonominio vystymosi veikėjomis. Jos tapo tarpinė grandimi tarp valstybės ir žmonių, kuriems reikalinga socialinė pagalba. Perėjimas prie demokratinių valdymo formų bei pilietinės visuomenės įgalino socialinės atskirties grupių dalyvavimo proveržį visuomenėje. Būtent ir kyla klausimas, kodėl būtent buvo įkurtos tos nevyriausybinės organizacijos. NVO įkūrimas iš socialinės jungties poreikių. Kokybinio tyrimo metu siekiama buvo išsiaiškinti, kaip atsirado poreikis įkurti NVO. Socialinė transformacija vyko todėl, kad patys asmenys su negale buvo lyderiai, kurie kūrė nevyriausybinės organizacijas, jog įveiktų kliūtis atstovaudami savo ir kitų asmenų interesams bei pabrėždami, jog asmuo su negale negali būti izoliuotas ar atskirtas. Tyrimo dalyvas traktavo, jog asmenys su negale ir jų šeimos artimieji buvo pradininkai ir save laiko veteranais ar net signatarais. Ir viena iš pagrindinių NVO įkūrimo priežasčių buvo ta, kad niekas nepripažino žmonių su negale bendruomenėje ir sąveika su jais buvo tiesiog ribota. Šiame tyrime analizuojamas atlikto empirinio tyrimo temos atspindinčios asmenų su negale socialinės jungties patirtį per egzistencinį norą priklausyti. Tai jungtis per tapatybę, jungtis su kitu žmogumi, jungtis per pagalbos suteikimo poreikį ir jungtis per pagalbos priėmimo poreikį. Būtent tapatumas, kas yra labai ryškiai svarbu, akcentuotina, jog asmenims su negalia yra egzistencinis poreikis priklausyti, kuris dažnai išryškėja susidūrus su giliais išgyvenimais, ypač kai kalbama apie sveikatos būklę, negalių situaciją, socialinę atskirtį ir dėl jo sukeltas problemas. NVO sudaro sąlygas mažinti ne tik socialinę atskirtį, bet ir suteikiama galimybė atrasti savo tapatybę NVO. Įsiliejus į ją žengiamas žingsnis, ieškant savo tapatybės, kai asmuo yra pažeidžiamas. Tapatumas formuojasi jungtyje su kitais. Tai reiškia, jog tapatumas vidinė bendrystė bendruomenėje. Kodėl tai svarbu? Mes nemezgame elementaraus kontakto, pro šalį praeiname kaip pro daiktą, nes mes nemokam susitikti ar persimesti vienu ar kitu šiltu žodžiu, ar bent nusišypsoti, o einame uždari. Tai tik įrodo, mes išmokstame to uždaro santykio. Pastarųjų patirtis kartais tampa negatyvi, kai asmuo išgyvena nepritapimą įvairiose erdvėse. Tuo tarpu nevyriausybinė organizacija atveria socialinės jungties patirtį. Tyrimas išryškino tarp asmenų su negale vyraujančią nuomonę, jog egzistencinis noras priklausyti įgauna reikšmę, labai didelę reikšmę, kurią patvirtina ir pats Žanas Vanje, kuris taip pat buvo pradininkas įkuriant neįgalių bendruomenės, jog žmogui svarbu įgyti tapatybę, priklausyti grupiai, kuri vadovaujasi jam brangiomis vertybėmis ir suteikiamas saugumas. Be savasties žmogus tik egzistuoja. Pačioje nevyriausybinėje organizacijoje reikalingos gynybinės sienos, už kurių pasislėpę jie gali atrasti ir sutvirtinti savo tapatybę. Tik tada jie pajėgūs palaipsniui atsiverti kitiems. Ir tyrimo rezultatai labai taikliai parodė, norėčiau pacituoti, tikrai nemažai buvo tyrimo dalyvio akcentuota, jog tai vienintelė vieta, kur mus priėmė. Būtent vienintelį. Tai reiškia, kokia yra atskirtis vis dar, jog tai yra ta erdvė, kurioje žmogus gali ateiti ir tiesiog būti.
Ir būtent jungtis per tapatybę išryškėjo įprasminimas NVO būti priimtam. Tai reiškia, kai būnama kartu su kitais nariais ir jaučiamasi organizacijos dalimi. Galima daryti prielaidą, jog tokiu atveju labai jaučiama, jautriau žvelgiama į asmens su negale būti ir viską, kas patiriama, stipriau išgyvenama. Būties įprasminimas, kai tu nesieki valdyti pasaulį, bet įprasminti kasdienybę. Laikas tampa savastimi, išgyvenama pilnai, kviečiamas kiekvienas čia ir dabar. Tai yra tas buvimo grožis ir būties ir pačios būties kelionės prasmė. Tyrimo dalyviai įvardino, norėčiau pacituoti, bet aš labai džiaugiuosi, kad priklausau neįgaliųjų draugijai. Nežinau, ką aš daryčiau, jeigu nepriklausyčiau neįgaliųjų draugijoje. Tai galima matyti, kaip yra svarbu. Žmogus nežino, ką jis veiktų, ką jis darytų, kokia pagalba jam būtų suteikta. Jam tai yra be galo svarbu. Ir tyrimo rezultatai atskleidė, jog NVO reikšmė suburti panašios būsenos asmenys, nes tai jausmas, kad juos tai vienyje. Paminėtina, jog jaučiama, kad asmuo nėra vienas, matant asmenį su negale atsiranda drąsos ir iš kitų sulaukti supratimo. Interviu duomenys patvirtina, kad tai vieta yra, kur ateiti. Taip pat kita kategorija išryškėjo jungtis su kitu žmogumi. Iš tyrimo duomenų turinio tai buvo vienas labiausiai tyrimo dalyvių vertinimų suteikiant NVO reikšmę per egzistencinį norą priklausyti grupiai, tai jungtis su kitu žmogumi. Analizuojant jungtis su kitu žmogumi pastebėta, jog žmonių santykis su kitu žmogumi yra būtent nevyriausybinės organizacijos ašis, nes santykis NVO yra svarbus tuo, kad socialinėme gyvenime ne visada jis buvo kūriamas žmogaus su žmogumi, kurie patiria ribotumus. Paminėtina, jog kuo mažiau jaučiama santykis su kitais, tuo labiau norima to paprasto eilinio asmens orumo puoselėjimo per jungtį su kitais. Ir būtent tai ir vienišumo įveika, kas yra labai svarbu, nes vienišumas tai tokia emocinė būsena, kuomet žmogus jaučiasi niekam nereikalingas ir galbūt neįdomus, nors turi poreikį bendrauti kaip socialinė būtybė su bendruomenės nariais, o jų nėra. Tai izoliacijos būklė. Jie lemia negatyvias patirtis kylančias dėl ribotų socialinių santykių arba asmuo gyvena tiesiog vienas ir prisiriša prie savo namų aplinkos. Taip pat labai svarbus jungties su kitu žmogumi, kad tai stiprina žmogišką ir draugišką ryšį. Ryšys yra labai svarbus ir pati draugystė yra labai svarbi, nes tai yra žmogiškoji esmė ir vienijantis principas. Todėl NVO gimsta ryšys, kai liudijamas žmogiškumas. Kita vertus, kuo mažiau patiriamas žmogiškas santykis su artima aplinka, tuo labiau norima užmegzti ryšį su nevyriausybinė organizacija. Tai tik įrodo, jog asmenys su negale artimųjų aplinkos kartais ir nepakanka ir neatstoja jungties. Kaip įvardino tyrimo dalyvis, jis nori tos santykius su kitais. Jis nenori vien bendrauti su šeimos nariais. Ir norėčiau pacituoti, kuris labai taikliai tą pasakė. Draugija gal man kažkaip daugiau reiškia bendras susitikimas su žmonėmis, nes aš noriu to santykių. Su tėvais nebendrausiu nuolat. Tai va. Tai reiškia, jog įsiliejus į nevyriausybinę organizaciją galima ir patirtimis pasidalinti, ir padrąsinti. Ir toje jungtyje yra labai svarbus prasmingi susibūrimai nevyriausybinėse organizacijoje, būti žmonių kolektyve ir to pasakoja, kad nevyriausybinė organizacija kaip tokia yra žmogui visas gyvenimas. Taip pat galima pastebėti, jog bendrystė yra socialinė jungtis su kitu žmogumi ir ryšį stiprinantis dalykas. Tai atradimų patirtis, gebėjimas kurti santykį, ypač tiems, kurie sunkiai randa socialinį ryšį su kitais. Kertinis akcentas perėjimas nuo aš prie mes yra vienas prasmingiausių socialinės jungties formų NVO. Ir būtent NVO per santykį ir bendruomeniškumą parodoma, jog asmuo su negali yra laukiamas. Paminėtina, jog tai skatina patikėti ir pačia nevyriausybinė organizacija, kuri teikia
ir pagalba asmenims su negalia. Ir štai dar viena kategorija, kuri taip pat atsiskleidė tyrimo metu, jungtis per pagalbos suteikimo poreikį. Tai reiškia, jog įvardinta, kad atsiduodama labai daug žmonėms, atiduodama labai daug laiko, jaučia tokį pašaukimą padėti kitam nariui, tai turi įtakos didesniai pagalbai, palengvinti kitų narių gyvenimą. Panašiai ir kitos tyrimo dalyvės patirtis, kai norima padėti, kad kitam būtų tiesiog lengviau. Akcentuojama ir į tą moralinį palaikymą, kas yra labai ryškiai svarbu. Ir visada kreipiasi būtent asmenys su negalia į vadovą, nes labai tyrimų metu išryškėjo, kad tai yra pagalba, o svarbiausia, žmogiškas vadovas labai nuoširdžiai ir labiausiai suteikia pagalbą, kaip viena tyrimo dalyvė akcentavo, gelbėk žmogų ir visada sulaukia pagalbos. Kita kategorija – jungtis per pagalbos priėmimo poreikį. Asmenys su negalia patiria tokių ir psichologinių išgyvenimų išgirdus, pavyzdžiui, ligos diagnozę, sunkią ligos diagnozę, kai labai svarbus ir moralinis palaikymas. Taip pat tyrimo dalyvė akcentavo taip, kaip aš susirgau onkologinę ligą ir paskui aš iš jų gavau labai didelį palaikymą. Ir kažkaip, nemoku pasakyti, aš džiaugsmą turėjau, kad turiu atsiremti. Atrodo, kad padėjau įveikti žiaurią ligą. Čia toks pastiprinimas moralinis. Tai reiškia, moralinis palaikymas daro didelę įtaką net sunkiomis ligomis sergantiems nariams, nes pastarieji jaučiasi palaikomi šiltų žodžių, o tai švelnina ir iš dalies ligos įveiką. Dar labai svarbus momentas, kai žmogus yra išklausomas. Tai reiškia, kad vadovai, būtent ir joje dirbantis asmenys, pirmiausia turėtų išklausyti mamas. Būtent tai yra, kad palaikymas ir pagalba, paprastas žmogiškas išklausimas. Kai asmuo nėra išklausomas, jis viduje miršta. Paminėtina, gal tai žmogiškumo išbandymas gali būti. Tokioje vietoje turi būti žmogus, kuris nesiektų vadovo pozicijos, bet norėtų pažinti, atrasti, atskleisti negalios realų pasaulį. Vadovai turėtų, nusiteikti, išklausyti poreikius, pirmiausia, stengtis pažinti jų, kasdienybę. Ir būtent žmogus organizacijoje kartais nėra kažkoks tai skaičius, o gyva gyvenimo istorija. Tai pirmiausia reikalingas susitikimas, nes per jį su kitu žmogumi ir jų žodis yra paguoda, o tada grįžta santykis. Žmogus ištraukiamas iš izoliacijos ir problemų. Mamų išgyvenimai nėra lengvi, jos kartais susilaukia iš ankstinio to nusistatymo. Nederėtų iš anksto mamų smerkti, bet supraskime, galbūt tai vienintelė vieta, net norėtųsi tikrai pabrėžti, galbūt vienintelė vieta mamai su savo negalią turinčiu vaikučiu ar jau suaugusiu jaunuoliu, kuris turi negalią, ateiti į bendruomenę, ar tai būtų nevyriausybinės organizacijos, ar tai dienos centrai, ar tai būtų kokios religinės bendruomenės, nes jos turi jaustis, kad jos išklausomos, kad pasisemti dvasinės stiprybės, jausis primtai, suprastai ir šią jautrumo akimirką pasijusti, kad tavo širdis yra apkabinama ir suprasti, kad esi reikalingas žmogus, kad esi ir laukiamas su savo sužeidimais, išgyventomis krizėmis. Išklausimo metu dvasiškai, būtina pakelti, pastiprinti, kad tiesiog mamos, galiu drąsiai sakyti, kad jos tiesiog neišprotėtų per savo tikrai nelengvą kelią. Jeigu bendruomenės nemoka palaikyti morališkai tokių mamų, tai apie kokį galima kartais kalbėti ir vadovavimą, bet čia iš tokių būtų ir negatyvių dalykų, ką tyrimo rezultatai parodo. Tai būtent būtina, kad būtų audžiamas bendrystės tinklas, leidžia tikėti, kad tavo skausmas, problemos randa atgarsį ir kitame žmoguje, nes tai dalinamasi viltimi, tai dalinamasi širdimi. Įtraukti žmonės, o ne pašalinti. Jam būtina padėti, būti bendruomenė. Tai tikrai norėtų dėti čia akcentą. Padėti būti bendruomenėje asmenims su negalia, vaikams su negalia ir mamoms.
ir jų artimiesiems. Tai būtent šie dalykai labai stipriai atsispindėjo šios kategorijos visoje tyrimo eigoje. Ir kokie pokyčiai kartais būna nevyriausybinėje organizacijoje nuo socialinės izoliacijos link socialinės įtraukties ir kai žmonės kartais patiria traumas, pavyzdžiui, ir palaužia negalią. Tai būna, pasakojimuose atsispindėjo toks biografinis laikas, tarsi pasidalymas iki negalios ir po negalios. Negalios įvykis žymi biografinį lūžį, ribą, kuris skiria kone 2 gyvenimus, ar bent jau akcentuoja didžiulį gyvenimo pokytį. Be to, ištikus negalį individas išgyvena pereinamąjį nežinojimo, netikrumo periodą, kol vėl imasi atkurti sugriuvusią savo gyvenimo tvarką. Jis priverstas pertvarkyti savo gyvenamojo pasaulio suvokimą ir integruoti tiesiog save tą į pakitusį gyvenimo aplinkybės. Ir būtent ryšys dažniausiai būna tik su namų aplinka. O nevyriausybinė organizacija duoda labai stiprius pokyčius. Tai tampa neįgaliam žmogui stiprybė, kur padeda kabintis į gyvenimą. Nevyriausybinės organizacijos padeda pastarėsiams suprasti, kad gyvenimą galima susigrąžinti ir pamatyti jį gražesnį, prasmingesnį. Tai reiškia, kad keičiasi požiūris ir pačią negalią, atsiranda savarankiškumo labai daug, bendravimų, išėjimas į platesnę visuomenę. Ir labai svarbu, kaip per nevyriausybinę organizaciją žmonės su negalia tampa tikrai ir labai stipriai matomi, nes tyrimo dalyvių pasakojimai atskleidžia bendruomenės pozityvaus NVO veiklos vertinimo svarbą. Bendruomenė pripažįsta ir įvertina NVO aktyvų dalyvavimą ir matomos joje asmenys su negalia. Traktuotina, jog pastaruosius apima ir vertingumo jausmas. NVO nariai matomi, kaip visur aktyviai dalyvauja ir nepatiria negatyvių atsiliepimų iš bendruomenės. NVO įvaizdis ir atsiliepimai bendruomenėje tyrimo dalyvių buvo siejami su NVO narių pasirodymais viešoje erdvėje. Matomos NVO veiklos, pavyzdžiui, meniniai pasirodymai lemia ir bendruomenės kooperaciją ir žinojimą, kad NVO nariai dalyvauja miesto šventėse ir džiaugiamasi jų pasirodymais. Pastebėta, jog NVO veikla mieste yra žinoma. Švenčių metu tikimasi asmenų su negalia pasirodymų. Tyrimo analizė parodė, jog profesionalus spektaklio pastatymas vertinamas kaip NVO kūrybos potencialas ir kultūrinis indėlis į meninius pasirodymus. Akivaizdu, jog parodomi ir asmenų su negalia meniniai ir autentiški gebėjimai platesniai bendruomenės daliai. Tai būtent galime dar patikslinti, jog aktyvus dalyvavimas miesto bendruomenėje leidžia neįgaliam žmogui suvokti asmeninę savo svarbą ir reikalingumą. Turi įtakos ugdymui, socializacijai ir įgalinimui. Bendruomenės narių susietumo laipsnis, bendrų aplinkų pažinimas, bendros kūrybinės vertybės, normos ir vizijos užtikrina gyvenimo stabilumo jausmą. Tai rodo, jog asmenų su negalia pasirodymai nėra uždari, o priešingai atviri bendruomeniai, atviri visuomeniai. Tai leidžia manyti, jog NVO veiklas turi reikšmingą poveikį bendruomenėje, o sėkmingų asmenų su negalia pasirodymai turi didelę reikšmę pačios bendruomenės pozityvam nusiteikimui. Ir tai akivaizdu, jog ryšio tarp bendruomenės, visuomenės auditorijos ir asmenų su negalia, mamų, šeimų, artimų stiprinimas yra jaučiamas ir labai palaikomas. Ir toks kaip nevyriausybinių organizacijų geras įvaizdis vienas iš išorinių santykių formų, tai reiškia NVO reprezentuoja save bendruomenėje ir būtent vertina kaip kad nariai būrėsi ir iš tikrųjų susilaukia daug lankytojų ir iš kitų nevyriausybinių ir užsuka tikrai svečiai, tai yra tikrai susitikimo vieta. Įtakos socialiniai jungčiai daro ir formalūs ir neformalūs bendravimo tinklai, būtent ta informacija. Labai svarbus yra momentas, kad šiandien nevyriausybinės organizacijos labai finansiškai yra valdžios atstovų remiamos. Jos turėtų būti labai stiprinamos. Finansiniai ištekliai turi tikrai būti labai stipriai investuojami, kad būtų reali pagalba žmogui.
Nes iš tikrųjų NVO jungties stiprinimas per pasidalinimą nematerialiniais tokiais ištekliais, tai yra NVO platforma atverinti galimybę asmenims su negalia ne tik priimti jiems siūlomą pagalbą, bet ir ją duoti. Todėl dalymas ištekliais yra NVO tvarumo pagrindas. Ištekliai įvyksta dviejomis kryptimis, tai yra organizacija juos teikia narius, o šie pačiai organizacijai dalinasi savo subjektyviais ištekliais. Tai reiškia, būtent nevyriausybinė organizacija teikia socialinės paslaugas, kurios nukreiptos į asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, pavyzdžiui, plaukų kirpimas, maudymasis, skalbimas, psichologinė pagalba, asmeninio asistento pagalba, individuali pagalba ir NVO pasidalinimo ištekliai su asmenimis su negalia procesą galime charakterizuoti kaip lankstų, prisiderinantį prie asmenų su negalia poreikių, pradedant asmens higienos, transporto paslaugų teikimu ir baigiant gausių pagal poreikius pasiskirsčiusių užimtumo veiklų spektru. Būtent šis lankstumas ir prisiderinimas prie kiekvieno poreikių padaro NVO reikšmingą ir reikalingą nariams. Ir į tai turi būti labai stipriai atkreipiamas dėmesys. Kita vertus, NVO dalymas ištekliai susijęs su jos atvirumu aplinkai, ypač socialinės politikos ir paramos. NVO tampa platforma valdžios institucijoms atlikti savo misiją. Dar daugiau organizacijos nariai gaudami pagalbą ir poreikius atitinkančią paramą patys įsilieja į organizaciją, aktyviai dalyvaudami, dalijasi ištekliais ir tampa organizacijos gyvastimi. Ir būtent NVO vadovai labai akcentavo, kad neįgalūs asmenys tikrai dalinasi savo, ne vien tik, kad dalyvavom, bet ir prisideda prie organizacinių dalykų ir dalinasi netgi dvasiniais ištekliais, kas tikrai galima pasisemti ir stiprybės iš jų. Tuo tarpu nariai akcentavo, kad įneša tikrai pakankamai daug indėlių. Tai reiškia, jog kartais, kai finansavimas nebūna labai stiprus, jie savo žmogiškais resursais gali padaryti tikrai labai daug. Ir jis netampa vartotojui, bet tampa tikrai tuo žmogumi, kuris gali padaryti labai daug darbų. Ir šiame tyrime atsispindėjo jungties stiprinimas per pasidalinimą organizaciniais ištekliais, kuriuos sudaro aktyviai įsitraukę padedantis vadovams asmenys su negalia. Svarbiausių, tokių kaip organizaciniai ištekliai. Nariai mano, kad svarbus darbas yra kartu. Renginių organizavimui tampa svari kitų formų pagalba, pavyzdžiui, dalymasis asmeniais konditerijos gaminiais ar iškeptų skanių pyragų. Nariai puoselė NVO būstinės aplinką, atlieka tvarkymo darbus. Tyrimo dalyviai akcentavo, jog svarbu tarpusavėje dalintis kitų narių pagalbos prašymu, organizuoti pagalbą žmogui. Jiems svarbu sutelkti žmonės bendram darbui, pavyzdžiui, organizuojant talką. Organizacijos narys dėl kito organizacijos nario inicijuoja pagalbą, daro įtaką tampresniai socialiniai jungčiai. Tarpusavio pagalba yra reikšmingas indėlis, be kurio būtų sunku įsivaizduoti tarpusavio pagalba ir bendrystė. Apklaustiesiems svarbi pagalba nukreipta į kitų narių, pavėžėjimą, tiesiog draugišką pavėžėjimą. Ar atvežti į organizaciją, kad kitas narys galėtų aktyviai dalyvauti. Taip pat NVO nariai pasidalina savo taip pat žiniomis ir kaip traktavo viena tyrimo dalyvė, kad aš savanoriauju, bet būtent aš išmokiau įvairių rankdarbių ir floristikos gaminių. Taip pat prasmingai svarbi kategorija tarpusavio emocinis palaikymas. Štaigi vėlgi grįžtame prie emocinio palaikymo, kad socialinės jungties stiprinimui ir įtraukties jausmui labai svarbus savitarpio pagalba. Ši pagalba orientuota ne tik į praktinius darbus, bet ypač juntama emocinės paramos teikime. Paminėtina, jog dalintis problemomis būtina, ypač sergant depresiją, kuri vis dar didelė stigma yra bendruomenėje. Ir būtent vėlgi reikalingas išklausimas, kas įvairios terapijos, ypač mamyčių, kurios turi vaikus su negalia, mamai tiesiog išsikalbėti, tas yra labai svarbu.
Ir būtent nariai, dar kas yra įdomu, kad socialiniuose tinkluose sukuria grupė, kurios turinyje skleidžiamas pozityvumas. Socialinių tinklų grupės poveikis turi įtakos asmenų su negale emociniai sveikatai, tarp asmeniniam ryšiui, kai mokomasi pamatyti pozityvius dalykus gyvenimo kasdienybėje. Taip pat atsiskleidė jungties stiprinimas per NVO tradicijas. Turbūt kiekvienas mes puoselėjame savo tradicijas ar ne. Ir būtent labai svarbu jungtyje būti, kaip jos yra labai svarbios, nes leidžia negalios asmenims pasijusti visos bendruomenės dalimi ir puoselėti kultūrą. Puoselėjamos valstybinės, krikščioniškos šventės, per kurias nariai organizuotai įsilieja į platesnę bendruomenę, tampa laukiami. Pažymėtina, kad tarp tradicijų yra šventės, kurios stiprina organizacijų tarpusavį ryšį ne tik narius su nariu, bet ir kitų organizacijų. Narius motyvuoja padėkos, jų nuopelnų pastebėjimas, gimtadienių šventimas, NVO administracijos dėmesys nariams, jiems ypatinga proga leidžia pasijusti oriais ir nepamirštamais. Toks, organizacijų galima traktuoti ir įvertinimas narių, nes nariai, kuriems skiriamas dėmesys, yra įvertinti labiau moraliai ir įsipareigoja organizacijai. Yra be abejo dar ir daug įvairių ten kliučių, kad kartais neįgaliai ir tampa tokie vartotojai, kad daugiau reiklus ar reikalauja, bet kita vertus tai tik ir rodo, kad kaip reikalinga ta individuali pagalba, įvairios paslaugos ir būtent nevyriausybinė organizacija telkia visas pastangas eiti į dialogą su valdžios atstovais, kad jos galėtų atstovauti neįgaliųjų interesus, ypač dėl socialinių paslaugų. Socialinės paslaugos ryškiai svarbios šeimoms, kurios turi neįgalius vaikus. Ir ką liečia nevyriausybinio narių ryšio stiprinimui, tikrai nemažą reikšmę turi ir NVO kolektyvas. Joje dirbantis kompetentingi žmonės, kurie tikrai puoselėja tokį neformalų ir jautrų santykį iš tikrųjų. Viskas priklauso tiesiog nuo žmogaus. Ir kuo daugiau bus telkiamasi, kuo daugiau vieni kitus būsime išklausomi, tuo bus ir iš tikrųjų daug didesnė socialinė jungtis. Juk sutikime, neatitikimai standartams ir priimtinos visuomenės normos, bet tai nepadaro tavęs mažiau žmogumi, bet padaro gyvenantį tikrą ir nuoširdų gyvenimą. Įvairūs patirti iššūkiai, kurie yra buvimo kartu sudedamoji dalis. Ir būtent nevyriausybinės organizacijos yra tas balsas tų šeimų, kurios turi sunkią negalią turinčius vaikus, jaunuolius. Nevyriausybinės padaro labai didelę jungtį kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir būtent, kaip tyrimo dalyviai traktavo, ką aš daryčiau, jeigu nebūtų nevyriausybinės organizacijos, į tai turi būti atkreipiamas labai didelis dėmesys tiek bendruomenės, tiek socialinę politiką formuojančių ir ją vykdančių atstovų ir pačių narių, artimųjų. Sutikti su tuo, kad kiekvienas žmogus yra kiekviena istorija. Tai ačiū už dėmesį, kad klausėte. Ačiū Jums labai, gerbiama Irmina. Tikrai puikios mintis ir aš tikiuosi, kad visi, kas dirba su šeimomis, kur augina vaikus su negale, kur turi vaikus su spec poreikis, šiandien tik tai kalba apie vaikus su negale arba šeimas auginančias vaikus su negale, bet ir šiaip patirinčius labai daug skaudos, nelygybės, neteisybės gyvenime. Manyčiau, kad nevyriausybinių organizacijų vaidmuo čia yra tikrai neperdėtas ir socialinės jungtis. Tai yra nepaprastai svarbus momentas, teikiant paslaugas, matant šitas šeimas ir tuos vaikus. Ir ačiū Jums labai už išsakytas mintis ir gerbiamiams klausytojams iki kitų susitikimų. Ačiū labai.